pamatęs viską, pasidarė man ne vis vien. O iki tol nepažinojot? Visiškai aš nepažinojau, visiškai. O tuo metu aš kažkaip buvau laisvesnis, žiūrėjau, mačiau ir domėjausi tais įvykiais. Praktiškai aš nuo pat pirmos dienos čia esu. Ir aš nepuoliau taip į tą ugnį vadinamą tiesiai. Aš susidėliojau pliusus, minusus ir pamačiau, kad iš tiesų čia yra tiesos ieškojimas. Tiesos kelias, tas vadinamas, kuri, kaip sakoma, iš mano poezijos tave nužudė drąsiau, o kovant stojom 107. Tai va, matot. Ir tas tiesos kelias yra pats tikriausias tiesos kelias, kadangi jį laimina ir netgi palaiko netgi 3 kunigai. Jūs dalyvavot penktadienį, kai buvo bandoma paimti mergaitę. Taip, aš dalyvau. Čia buvo iš vis panaudota brutali jėga, netgi, kaip čia galima pasakius, su pasalūniškais veiksmais. Kadangi psichologės, vaikų teisų tarnybos atstovės atvažiavo kaip niekur nieko, kaip į eilinį pasimatymą. Ir jom buvo netgi nepranešta, kad čia vyks perdavimas kažkoks su antstoliu dalyvavimu. Po to, kada jos atvažiavo, jau, kaip sakoma, nuteikė vaiką, normaliai pasižiūrėjo, kad vaikas nesitraumuoja viską, atvyko mama Stankūnaitė, kaip ir kiekvieną kartą į pasimatymą. Kadangi mergaitė buvo pas senelius kitoj vietoj, tai mama pirmiausia atvyko čia, kaip nekeista. Konvojus, tas autobusiukas buvo čia pastatytas prie pat vartų, tai jau matosi, kad kažkas turėjo kitaip vykti. Ir jinai buvo atėjus čia laukia, kadangi ją neįsileido, netidarė durų, kadangi ten nebuvo mergaitės. Tai po to mergaitė čia dviračių važinėjo ir mergaitė stovėjo laukia būtent. Mama atėjus nepriejo, puolė, kad kaip nemačiau aš ilgai tave apkabinti mergaitę, o tiesiog ėjo į duris atlikti procesinių veiksmų. Tai jau čia iškart matosi sąryšis biologinės ir mergaitės. Toliau iš karto, kada vyko tas psichologų pagalba, tas pasimatymas, iš karto gavom skambutį, kad 12 mašinų, mikroautobusų policijos važiuoja čionai. Tai mes jau ir supratom, kad čia vyks kažkas ne taip. O iš namų, ką jūs girdėjot būdami gatvėje? Aš ne gatvėje buvau, aš čia kieme buvau, visai prie pat. Iš karto išgirdau tokius šurmulį, trenksmus, nes matyti ten gėlės virto ir užuolaidas traukėsi, kaip sakoma, gal norėjo uždengti, kad nebūtų filmuojami. Žurnalistai buvo plypę apie langą, grinai stebėjo šitą veiksmą. Ir po to pagalvojau, kad bandoma per langą mergaitę jėga prievartą ištraukti. Žiūrėkit, ar matėsi, kad ponia Stankūnaitė sumušta, kai išėjo iš namo? Jinai, kada išėjo, visiškai nesimatė, netgi matot filmuotoj medžiagoj. Jeigu būtų jai suduota ar kas, tai būtų užsiėmus ir iš karto būtų, o tengi visai jokio sąlyčio nebuvo. Kadangi jinai išėjo po to nepavykusio perdavimo fizinę prievartą, pabuvo 30, gal kokį 20 minučių savo mikroautobuse vadinamam ir vėl sugrįžo su advokatu ir matėsi grinai jokio žymės nieko. Čia inscenizacija kaip reikalas buvo padaryta, sugalvota. Visos istorijos paprastai turi pradžią ir pabaigą. Kokios pabaigos jūs tikitės iš dabartinės situacijos? Man atrodo, vis dėlto prabus protai, prabus žmonių sąžiniai tų ir politikų, ir visuomenės veikėjų, ir tos inteligentijos, kurie iš tikrųjų stovi po medžiu ir stebi tą visą procesą, tą baisų kraupų tokį tos pedofilijos bylos iš tikrųjų. Kadangi mergaitė yra pagrindinė liudytoja ir matosi, ant kiek nereikalinga toj byloj, arba nereikalinga. Yra tokia situacija, kad yra teismų nutartis, vaikšto antstoliai, klebena duris. Ar jūs tikitės, kad jie jūs taip jums ir paliks ramybėj, kad bus atsisakyta vykdyti teismų nutartis, ką jūs galvojate? Žinot, nesitikim, kadangi jeigu teismo pirmininkas, aukščiausio teismo pirmininkas Kryževičius taip puola Venckienę, tai nesitikim, nes vis dėlto turbūt visų teismų darbą koordinuoja daugiau aukščiausio teismo pirmininkas. Ir jeigu toks Versackas arba Kondratjevas padaro tokius sprendimus ir aukščiausiai teismai neįsikiša, tai man atrodo absurdiška teismų situacija ir iš teismų tikrai nėra nieko gero tikėtis. Šiandien Klaipėdoje bus teismas susijęs su šia visa istorija. Jūs iš jo irgi nieko gero nesitikit? Ko gero nesitikim. Mes teismais aplamai jau nebepasitikim. O ko pasitikit? Dar pasitikim tokiais padoriais žurnalistais, dar kaip kuriais politikais, žmonėm, paprastai žmonėm, žmonės tik tai ką gali padaryti.
čia Garliavoje, kaip čia viskas atrodo, kaip kaimynai reaguoja į visą šitą situaciją? Kaimynai tai tikrai visi palaiko ir ateina iš visų gatvelių. Tiesiog jeigu kas jie vietoj, būdi pastoviai, tai nežinau, jeigu ir sklandų tokius kalbus, kad mes trukdom kaimynam, tai gal kažkokius neviešos, gal kas nors, bet viešai niekas nieko nepasakė ir tik palaiko visi kaimynai. Grįžkime prie tų įvykių, kurie čia buvo penktadienį. Jūs, kadangi tiesioginė dalyvė, tai norėčiau paklausti jūs apie tai, kas yra vėlgi viešai eksploatuojama. Tai yra sakoma, kad buvote surezgę planą dar praėjusiu metu gegužę ir jį įgyvendinote surengdami spektaklį. Pakomentuokit šitą dalyką. Tai visiškas absurdas. Jeigu mes buvom tai surežisuota, tai čia buvo surežisuota būtent tų kaukėtų vyrų, antstolės, to Slauskio būtent, kuris stebėjo visą šitą dramą, visai šaltų veido. Ir paskui televizijoje kalba jam, kaip tėvui buvo baisu ir jis stovėjo kaip medis ir žiūrėjo visą tą, tiesiog akmeninių veidų, jam buvo visiškai tas pats, kas čia vyksta ir antstoliai. Tai jau čia nužmogėjimas tų žmonių, kurie dar užima tokias pareigas. Kokią režisūrą, jeigu močiutę partrenkia, o surežisavo Stankūnaitį, apsauginio ir Stankūnaitės režisūra buvo. Gerbiamas Stankūnaitė teigia, kad buvo sumušta šitose namuose tų įvykių metu. Negerbiamas Stankūnaitė iš tikrųjų išėjo švarių veidų, dar sugrįžo antrą kartą su savo advokatu Černiausku, stovėjo ir visi žmonės ją matė čia kambarį sugrįžusi. Po tų visų įvykių, sugrįžus stovėjo dar kartą ir visi, ir žurnalistai, Tele3, jinai yra nufotografuota ir koks absurdas vakar Maksimuose rodo visur televizijos ekranuose jos veidą fanaruota, kaip kokį tai reklamą. Tai čia visiškas absurdas. Kas bus, kai antstolė ateis dar kartą? Jie bus surežisavę jau kitą režisūrą. Mes nežinom, kokia jų režisūra, o mes elgsimės pagal žmogiškumą. Žinot, kaip dega namas, tada nežiūra ir skęsta vaikas, grėbi ir kažką darai, spontaniškai. O kiek žmonių čia paprastai būdė aplink jūsų namus? Įvairiai, žinot, kaip būna įtempta padėtis, jau, žinot, dabargi toks amžius, kad tie telefonai, tai būna ir labai daug, ir būna ir mažiau pavargę, įsiskirsto, bet visi įtampo ir laukia tik tai signalų, kada atvažiuos antstoliai ir Slauskis su savo smogikų būriu. Policija taip pat būdė, matau. Taip, jinai stebi, kad gal, nežinau, kodėl jinai stebi, jinai turbūt stebi gal, kad čia kokių incidentų nebūtų viešosios tvarkos pažeidimo, aš manau, dėl to. Sakykit, 2 metus trunka tie budėjimai ir 2 metus trunka šitą įtampą. Tai per tą laiką buvo kažkokių tai incidentų, nemalonumų ar kažkokių, tarkim, girtų praeivių, kurie prie budėtojų išlietus ir panašiai. Ne, niekada nebuvo, tik buvo, žinot, tie žmonės, kurie čia buvo, vadinosi draugais, dabar jie, tai bet aišku, čia, žinot, tų pačių, kurie dabar Stankūnaitę manipuliuoja, kurie teismais manipuliuoja, tai jų žmonės čia ir buvo tie Kuprevičiai, Keršiai, jie dabar vėlgi tą informaciją, tokia dezinformacija, kad mes spektaklius čia rengiam, tai, žinot, čia nieko keisto, čia taip, mus nestebina šitie dalykai. Ar nesijaučia taip, kad kai kurie politikai mėgina išnaudoti šitą situaciją savo rinkiminėms kampanijoms, nes visokių kalbų buvo apie tai, kad ar tai ponia Venckienė steigs partiją, ar tai kažkas tai steigs partiją su Venckienė. Ir dabar, kai tie įvykiai pasidarė tokie dramatiški, atsirado daugiau politikų dėmesio. Kaip jums atrodo, ar nėra šita drama išnaudojama politinėse kovose? Partija tai įsteigta, bet be Venckienės. Yra įsteigta Drąsaus kelio partija ir jinai jau įregistruota kaip ir oficiali partija. Ir aš manau, kad tie žmonės, kur gynė ir ko gero dalyvaus politikui, be abejo. O tie politikai, kurie nestovi nuo šaly, tai aš manau tik pagerbtina. O čia jeigu manipuliuojama, kad vaiko prievarta grąžinimas į tą aplinką, kur jinai bus skriaudžiama ir politika, čia nesusijami dalykai. Tai ką sakė ir ta Solveiga patarėja, tai čia tiesiog žemina jos orumą ir tų visų, kurie taip kalba. Turint omeny prezidentės patarėją. Taip. Ir visų, kad čia maišoma politika ir vaikų gynimas, tai yra, man atrodo, galų gale paprasčiausia žema taip kalbėti.
Kaip Jūs galvojat, kiek dar laiko gali tęstis, tai kiek laiko gali išlaikyti mergaitė, kiek laiko gali išlaikyti šeima, kiek laiko gali žmonėms nenusibosti stovėti gatvėje? Nu, žinot, genocidas vyko 4 ar 5 metus, pokario irgi nuo 40 kiek vežimas į Sibirą. Žmonės atlaikė, aš manau, ir šitie žmonės laikysis, nes Lietuva yra tiesiai bedugnė, ir kaip mane viena žurnalistė paklausė, kas mergaitė po 10 metų, aš galvoju, jeigu tokiu tempu mes rėdėsim žemyn, kas bus visai Lietuvai po 10 metų. O iš tikrųjų tas klausimas, kaip dabar mergaitė reikės būti po 10 metų, Jūs jį svarstėt, galvojat, kokia Jūsų vizija? Man atrodo, čia mums visiems reikia susimastyti, jeigu mergaitė atsidurs ten, kur mes būsim po 10 metų. Mergaitė turi gerą globėją ir tikrai mergaitė visos bus sąlygos sudarytos. Tai yra visi, norint, viskas yra galima. Komentuodami įvykius, kurie vyko penktadienį, kai kurie interneto komentatoriai ir dalis psichologų, vaikų psichologų aiškina, kad mergaitė savo mamą išrėkė žodžius, kurių šiaip neturėtų žinoti tokio amžiaus vaikas. Ir yra teigiama, kad dabartinė mergaitės aplinka nuteikė taip ir išmokino viso šito. Pirmiausia, man kelia nerima, kada tokie psichologai vaikų dirba su vaikais. Kaip Pūras, kaip Slušnys, kaip dar ten vienas kitas, jie visai neįsigilina situaciją ir man baisu, kad tokie žmonės labai arti vaikų yra. Ir kada ta mergaitė, dėl ko ta visa byla vyksta? Dėl pedofilijos bylos. Ta mergaitė buvo auka. Ir 8 metų vaikas dabar, jeigu jinai skaito knygas, jinai moka išreikšti savo nuomonę, jinai gal kartais ir prieina prie interneto. Ir ta žodis, man atrodo, jeigu jinai čia tampoma, jinai žino, dėl ko tampoma antstolio, faktiniai medžiagų užfiksuota, dėl ko jinai buvo, dėl ko jinai nenori eiti pas mamą. Tai čia, man atrodo, mokyti, jos nereikėjo, jinai supranta, kas su ja buvo daroma. Man labai gaila, kad būtent šitie specialistai dirba su vaikais, juos reikėtų izoliuoti. Jeigu jie nesupranta, kad vaiką gražinti būtų lygiai tas pats, kas išprievartautą moterį pasodintam pačiam prievartautojui ant kelių. Tai tą daro tie psichologai vaiko teisių. Ir jie užima aukštas pareigas, tai yra vis dėlto nusikalstama veika jų. Kaip elgiasi tie žmonės, kurie saugo mergaitę? Tai absurdas, tai jie nesaugo, jie prieš ją naudojo smurtą tie žmonės. Tie patys, kurie saugo? Taip, tie patys, kurie saugoja, užsimovė kaukas, įbėgo į kambarį ir griebė mergaitę. Jie būtent mus tampė, mergaitę lupo. Bet jie seniai čia dirba? Taip, jie kai buvo paskirta apsauga, nuo tada jie ir 7 mėnesius net Neringos namuose gyveno. Tie patys žmonės, tas pats ir Algis, ir tas pats Vaidas, kadangi juos jau iš akių nereikia kaukių, mes pažįstam. O čia tiesa, kad tie patys žmonės pakaitume saugo ir Stankūnaitė? Tie patys ir Stankūnaitė saugo, ta pati komanda čia Skvernelio siųsta. Ir Neringa dabar paprašė, kad juos tiesiog nuimtų. Jau tokia apsauga baisynai. Jūs juos bijot? Be abejo, mes saugojame mergaitę dabar nuo apsaugos. Tie žmonės dar ir tą funkciją atlieka, saugoja mergaitę, kad apsauga nepaimtų jos.